Tai va, Ignas Podaiga buvo fotografas, Kaip buvo... mirė Basanavičius, jisai buvo ketvirtas skyrio mokinys, dar buvo parašęs epitafiją. Ir sėki senelį, kur uždegė aušrą, naktinis nakties glūdumoj. Pirmas pasmeldė. O tas fotografas Podaiga, tai jis pridarė nuotrauko, ne, ir bažnyčios, ir viso Nu, kitų. tai jisai tenai visas vestuvės, tenai krikštynas, viską. Ateidavo, net tau anoj gatvėje. O jo archyvas liko kur nors, o ne? Nu, nežinau, namus dar yra. Tie 3 sūnus turėjo. Tai jo ministras buvo kas ten? Vienas ministras jauniausias. O dar apie partizanus gal prisimenat, ką nors, čiagi daug buvo. Nu, daug čia partizanų buvo, bet aš... Jau neprisimenu. Nu, prisimenu, pavardžių žinau. Kad jie labai tie anksti žuvo, tie partizanai. Jie tik įsikasė tą bunkerį, ar savaitę pabuvo ir visus susėmė čia. To įskundė jūs. Na, išdavė kažkas. Tai paskui dar paskutiniai kirdoniai buvo. 2 tokie, bet jie tenais tokios railos į skliautose ten buvo įsitaisę. Gyvena, gyvi nepasidavė. Tai jie žuvo vėliau. Nu, į pasibaigė tas. Reiškia, jau paskui kolūkį, kaip atsirado, tai jau Božį jau nebevežė. Sibirą, kurie pareiškimus padavė kolūkį. Mano senelis Božė buvo. 2 valakų žemės turėjo. Tai į Sibirą išvežė? Išvežė į Sibirą ir kaulus paliko į Garką. Sūnus nuvažiavo parsiveš, nuskrydo su lėktuvu iš Kėdainių tada. Iš to aerodromo, ką parveš, kad to vietą Lenino paminklus pastatė. O, matai, kaip... Bet dabar jau gal nugriovė dar, tebestovi tas. Nežinau. Į Garką, o tam baba tą grįžo. Čia palaidotam Vaiškint Žilionių kapį. Jo, čia railų yra, mačiau, kapuose. Čia railų labai daug buvo, bet dabar jau nebėra. Jau aš, kaip sakant, vienas iš paskutinių į Mohikaną, kaip jie. Na, ir taip profesorius Žilinskas. Jisai turėjo dvarelį berods Radviliškio rajone. Mažai čia būdavo Vaiškane. Už Kurinis atėjo toks Kiauleičianis dukros. Ir tas, reiškia, Montvila prisidėjo... Nu, tai čia Montvila veisė parkus visiems, kiek aš žinau, kiek tėvai pasakoja. Kur tas parkas yra? Nu, tėva, vienas Vaiškanio parkas, paskui ten Mitėniškių parkas, Vaivadiškių parkas, paskui Aneliavos parkas. Aneliavos dvaras jam priklausė. Ir dar dvarų turėjo kažkur Ukrainai. Tie Montvil. Tai čia jums taip tėvai sakė, ne? Nu, taip tėvai pasako. O vaismedžių neliko iš jo, kaip čia skėt? Nu, tai dar Vaivadiškių tam dvare dar likęs tenai. Kažkoks dar sodelis tenai. Tų senų vaismedžių. Ta koplytėlė, tai čia sukilimą, kita Pašėtė. Jo, Pašėtė ten yra 35 pastatyta jo. O tai prie Pobėlio buvo irgi Montvilos pastatė tą koplytėlę, ar ne? A, čia Montvilų. Tavo grafaitė Montvilaitė, tai labai ten rūpinasi tai savo darbininkais dvarą. Nu, ir aiškiai, jau grafaitė buvo. Sudegė bažnyčia, kaip iš tėvų pasakojimų prisimena gerbiamas Jonas, tai prašom, kaip ten buvo. Rusai ėjo, ne, vokiečiai gynėsi. Nu, čia frontas stovėjo čia. Buvo rusų tankai pamušti keliai, tai 34 tie. Čia kaip, nu... Tai čia buvo frontas savaitę laiko kokią? Apie savaitę čia. Daug rusų kareivių žuvo. Tai čia pagiriai beveik buvo sudeginti. Žydų visi tie namai buvo sudeginti. Žydai sušaudyti. Tai dabar va ta alėja. Tai čia karo pradžioj buvo sušaudyti turbūt, ne? Kaip... O jau frontui grįžti, jau kada rusai jau turbūt... Gal 42 galbūt. O tą bažnyčią kaip sudegino, kas ten buvo? Bažnyčia tai padego mum kulkom, kadangi medinė buvo. Tik kur buvo mūrinė dalis ta,
presbiteris. O kas sudegino, kurie kariai? Čia rusai padegamom kulkom. Ne vokiečiai traukdamasi, bet rusai. Daug čia pastatų, tokių gyvenamų sudė. Po to karą Pagirių beveik nebeliko namų, keletas. O ten šventoriuje turėjo palaidoti kunigai būti? Kunigai buvo, jie iškasti ir palaidoti ant kapinių. O kuriais metais juos iškasti? 57 metais. Varpas buvo užkastas, tada varpą atkasė. Pakabino čia ant ąžuolo šakų. Dabar specialiai pastatė tą varpinę vėliau. Jis buvo pakabintas ant to ąžuoliuko, kur kampant šventoriaus. Pats paskutinis Butrimas. Klebonas. Butrimas. Jis čia palaidotas. Ir paskui pokari Sabaliauskas. Klebonas palaidotas. O čia karo metais kunigai nežuvo? Ne, karo metais. Jo, ačiū už pasakojimą. Prašau. Šis įrašas padarytas 25 metų spalio 29 dieną.